Nu, sveiki visi. Vienu žodžiu, praeitą savaitę susinervinau labai smarkiai, kad nesigavo užkurti laužo. Tai šiandien pabandysime padaryti iš naujo. Visgi reikia patidaryti tą pavasarį, išsikepti šašlyko. Šiandien tiesiog nuostabus oras. Tikrai, šiandien aš manau pavyks ir tą laužą užkurti. Vis dėlto jau savaitę nelijo kažkur, tai gal bus pradžiūvę viskas. Nu, tai matysime. Tik biški dienos nelabai daug belikę. Dabar antra kažkur valanda dienos. Tai 4 valandikės kokios ir bus tamsuma, bet aš manau, kad viskas bus gerai šiandien. Kaip suprantu, ledo dar normaliai, dėl to žvejyba galimai ir atkrenta, bet nieko baisaus, mes nusiteikę vis tiek gerai. Pernai metais čia atėjau pirmą kartą gyvenime pakempinti, pafilmuoti. Dabar atėjau antrą kartą į tą pačią vietą. Turim laužavietę, turim suolą. Šašlykus marinavau obuolių sultyse. 15 valandų gal jau kokia ir marinuojasi jie. Turėtų būti gerai. Tik nepasėmiau nei griliaus, nei iešmų. Tai... Bet sugalvojau kitą dalyką gal. Kadangi bulves įvyniojau į 2 folijas, paimsiu vieną foliją vatatai ir įmesiu į laužą, suvyniojęs šašlykus. Tik reikia nesuplėšyti. Būtų gerai, būtų buvę gerai nesuplėšyt, bet... Nu, ką žinau, koks skirtums tada. Apsikūrėm laužą gal pirmą. Jeigu neis, vėl šiandien naudosim slaptą ginklą. Tai yra dujų svilintuvo. Nu, dabar jau tikrai degs, manau. Labai greitai įsidegė, labai gerai. Reiks visąlaik tokį įrankį nešiotis. Nevaidinti ten, kad moki uždegti iš medžio gabalo. Vienu žodžiu, va.